Neturėjo Vytaras vargo, kol nutarė prie vištidės pastatyti tvorą. Iš pradžių galvojau, kad tai bus labai paprastas statinys, tačiau kuo toliau, tuo labiau aš matau, kad tai bus 21 amžiaus mano rankom sukurtas kažkas tokio, nežinau, jau čia ne tvora, čia bus jau kažkoks tai mūras, pilis, dvaras, nežinau kas. Turiu medieną, čia yra tvoros statramstis impregnuotas, čia yra skersinis tvoros, kuris bus ten kažkiek šitų statramšių ir čia bus jau ta tvoros lenta, kurią aš darysiu vertikaliai. Čia tokia pakankamai aukštai jinai bus, čia bus blogoji pusė, manau, čia bus geroji. Ir dabar man reikia visą tai nudažyti, kad per amžius laikytų. Ir pas mane svečiuose Audrius iš Tikurilos, ekspertas, kuris neįtikėtinai gerai išmoko, kaip reikia dažyti. Aš po kiekvienos pamokos tiesiog neteidamas miegot svajoju, kad rytoj atsikelsiu kuo anksčiau, kad galėčiau kuo anksčiau pradėti dažyti. Tikrai? Ono, sveikas, Vytarai. Labas. Ir tada mes planuojam dažyti. Kad amžinai stovėtų. Kad stovėtų amžinai, jau kai ir manęs nebus, ir tavęs gal nebebus, nieko nebebus, bet tvora, kad stovėtų. Konservuot galim pabandyti ir ganėtinai ilgam. Tai čia mes šiuo atveju pasirinksim tą ilgamžiškiausią variantą, dažų variantą. Mes darysim 2 produktų sistemėlę ir bus impregnavimas. Na, mes jeigu turim jau gamykliškai impregnuotą medieną, jos paprastai nebereikia impregnuoti. Skaitykim, kad jinai jau paruošta, impregnuota. O su lenta, kuri, nieko nedaryta, mes su ja turėsim šiek tiek daugiau reikalų, turėsim impregnuoti šiuo atveju visas kraštinės. Kągi, mes tada galim pereiti prie pačio impregnavimo. Mes turim Vila Lazur Aqua, čia vandeninis tas produktas, jame yra impregnuojančių daug medžiagų, tų tokių fungicidinių medžiagų, kurios saugo nuo jau tokio mikroorganizmų augimo. Aš pats asmeniškai su tokiais skystais, tokiais produktais rekomenduočiau dirbti su voleliu. Bet ne bet kokiu voleliu. Čia šiuo atveju turiu tokį labiau už baldų atėjusi volelį. Anza Antexas. Ir jisai gerai laiko savie skystus produktus iš jo, tiek kaip čia, neištek. Čia mes darysim tą tokį hibridinį variantą, kai mes su voleliu didžiąją plokštumą užsinešam. Tarpus teptuku. Šiuo atveju aš naudosiu Anza terasų aliejavimo teptuką. Kodėl jisai gerai veiktų su impregnantu? Nes produkto prigimtis ta pati skystas. Nes volelis iš šitas vietas nekaip nepateks. Viskas, tai ta lenta dabar turi išdžiūti. Taip, šitą lentą mes dedam į šalį, tegul džiūna. Dar toks vienas patarimas, pernelyg stipriai nespauskio, nes jisai tada visas kaip išsitraiško. Jėgos čia nereikia, ne? Jis turi savo eigą dirbti. Ir dabar, kai išdžius impregnantas, nudažysiu vieną sluoksnį dažų. Ir dar vieną kartą dažyti reiks jau, kai tvorą pastatysiu. Taip. Užims čia laiko. Aš kažkaip tikėjau tą tvorą greičiau padaryti. Bet taip visada būna. Mūsų impregnavimo etapas, ne mūsų, o lentų impregnavimo etapas baigėsi, ir ne? Mes gal po to impregnuosimės. Ir jos išdžiūvo visiškai, kiek čia laiko praėjo? Porą valandų. Ir dabar mes galim eksperimentą padaryti. Galim jau čia vandens užpilsim testą. Vandens ir jau... Ir pažiūrėti, ar jis kažkiek veikia. Ar gersis ar ne. Lašiukai. Ja, man medienos netamsina. Tiesiog... Taip, jis matosi, kad... Sausas, nebus tamsus. Tai va, tas impregnavimo funkcija yra, kad maksimaliai apsaugot jį dar tą iš vidaus šiek tiek tą medieną. Tai mes naudosime pilnai denginį dažą Vila Aqua ir galimi keli dažymo būdai, arba aš sakyčiau gal tokia kombinacija. Tai vienas, kai mes dažom su fasadiniu teptuku, ir kuo tas fasadinis teptukas toks šiek tiek skirtingas negu kiti teptukai. Jisai turi gulbės kaklo rankeną, o jinai reikalinga tam, kad ta apkrova, kuri tenka ant riešo, Kai daug dažai? Daugiau, užtenka poros valandų, kad nukirstų tą riešą. O, esu pastebėjęs, ypač kai aukštai, ką nors dažai. Jo, taip, jisai perduoda tą judėti, tą apkrovą, vis kitiems sąnariams pasiskirsto ir tokiu būdu mes žymiai ilgiau galim komfortiškai dirbti. O kam ta dėžutė, Ansai? Ta dėžutė yra
jeigu mes nusprendėm papietaut, o galbūt atidėti darbus dienai kitai, mes galim ją įsidėti su dažais Neplaut. ir neplaut iki kito karto. Ir jisai gali būti iki 72 valandų, taip ramiai. Dar teptuko, fasadinio teptuko tokia sandara. Šis outdoor teptukas yra, toks taip ir turi tam tik super effective. Ypač daug galima išdažyti su juo, taip turbūt galima pasakyti. O plaukas pats yra iš kelių plaukų mišinio. Ir kiekvienas plaukas tam tikrą funkciją turi. Tai mes turim čia šiame teptuke tokie įdomias tas dvi kišenės dažų, kurių dažai turėtų dažytis dažymo metu. Ir skirtingo aukščio plaukelis. Tas leidžia, kad mums žymiai daugiau erdvės yra viduje. Daugiau dažų pasims jisai. Tai mes vienu pamirkimu galėtume nudažyti ilgiau. Daugiau. Didesnė ta, kaip čia, kvadratūra negu su kitu teptuku. Ir tas šerys, tas pats visas tas kombinacija tokia, kad jinai idealiai tinka tokiai šiurkštintai medienai. Jeigu pasimsim jautresnį teptuką, tai mes tos šerius iškankinsim, pradėsim lankstyti, sulaužysim, pradės pabėginėti iš teptuko. Čia šiuo atveju naudosim, kaip ne tai, kad hibridinį būdą, bet vėlgi derinsim volelį ir teptuką. Čia viskas dėl greičio. Tai mes naudosime pilnai denginį dažą Vila Aqua, vandens pagrindo. Ir čia šiuo atveju mes naudosim A bazę, baltas spalva, bet mes galim rinktis iš ganėtinai patogiaus varianto iš gamyklinių spalvų. 6 gamyklinės spalvos, antracito juoda, tokia tamsiai pilka, šviesiai pilka, geltona, žalia, visos spalvos yra gerai dengiančios ir pagal kainą nerasi turbūt geresnio varianto. Volelio tas yra pliusas, kad mes ganėtinai greitai ir daugmaž tolygiai galim užsinešti to judesio. Užsidažom kamputį, kritinę vietą. Čia yra svarbiausia. Kur. Tai mes šitą vietą vėl lygiai taip pat, aš sakysiu, dabar vieną pusę dažom, kai jau versim kitoj pusėje, vėl tas viršus dar kartą gauna ir jis gauna tarsi tokius dvigubą dozę to dažo. Žuvis pūva nuo galvos, o lenta nuo skersinio pjūvio. Griebiam teptuką ir jo funkcija šiuo atveju bus tą dažą suguldyti, įterpti. Ir dar viena svarbias funkcija teptukas atlieka, jisai, jeigu mes su voleliu priburbuliuojam burbuliukų, kas nėra gerai, jisai tos burbuliukus visus išspraudina. Lygiai tas pats būtų, jeigu mes purkštume. Čia šiuo atveju naudoju ne bet kokį volelį. Mes turim volelį Anza Vistex volelis, skirtas lauko darbams. Mūrui, plytai, medienai šiurkšintai, visiems tiem paviršiam, kurie voliukus sudrožinėja labai greitai. Paimsi kažkokį netokį tvirtą volelį, tu turėsi jų pakeisti. 1, 2, 3. O šis volelis pasižymi tuo, kad jo plaukelis yra toksai polipropileno plaukas kietas, santykinai. Jį sudrožti reikia pasistengti. Dabar su teptuku. Ir teptukas, matysis, tau įlys čia, kur prie šakų tos vietos. Ilgais tokiais potėpiais, ne? Paprastai taip. Galiukus, kaip sakė, reikia vis geriau patepti. Taip. Kvadratas po kvadrato ir 100 kvadratų. Kvadratas po kvadrato ir 100 kvadratų. Ir matau, Audriau, kad man užtruks šitas reikalas nudažyti visas lentas ir po to sumontuos dar antrą kartą nudažyti. Bet darbas toks labai ramus, gamtos apsupti, vėjelis pučia, pušys linguoja, paukšteliai čiulba, tu savo dažai ir galva kažkaip valos nuo visokių blogų minčių, nes čia balta, šviesu. Ačiū už pamokas. Ką, naudok, sveikatą. Ačiū.